Sveiki visi, tęsime mūsų švietėjišką projektą dialektikos pradžiamokslis ir šios paskaitos tema trys dialektikos dėsniai. Taigi, kas yra dėsnis iš viso mokslinė prasme? Na, prieš tai vykusioje laidoje apie mokslą kaip tik ir kalbėjome. Dėsnis tai pastoviai besikartojantis, nuolatinis ir esminis toks reiškinių ir procesų tarpusavio ryšys bei sąveika. Yra trys pagrindiniai dialektikos dėsniai, jų žinoma yra ir daugiau, bet pagrindiniai, galima sakyti, tokie klasikiniai, būtent trys. Taigi, kokie jie? Nu, pirmas dėsnis ir turbūt pagrindinis, tai priešybių, kovos ir vienybės dėsnis. Dialektikos esmė tai bent kurios visumos sudvejinimas. Šiuolaikinėje dialektikos teorijoje tai dar vadinama poliariškumo arba binarizmo dėsniu. Kiekvienas reiškinys yra sudvejintas į poliarinės priešingybės, kurios savo vienybėje suteikia šiam reiškiniui tam tikros sistemos pobūdį. Panašios sistemos funkcionuoja visur – gamtoje, visuomenėje, žmogaus gyvenime. Kadangi viskas šiame pasaulyje juda, tai šis poliariškumas yra sistemos vystymasi ir kitimo priežastis, taip sakant, varomoji jos jėga. Nors priešybės viena kitą ir neigia, bet negali viena nuo kitos galutinai atsiskirti arba vieną kitą sunaikinti esamos sistemos ribose. Prieštaravimas nėra dalyko ar reiškinio defektas, atvirkščiai. Jis yra jo gyvybingumo resursas. Priešingybių vienybė tai ne išorinių polių mechaninis sujungimas, vidinė objekto esmė. Kiek magneto ten neskaldyk į skirtingas dalis, kiekvienoje jų vėlgi atsiras du priešingi poliai. Bet kurių objekto ar reiškinio esmė tai visada yra sudvejinta vienybė. Iš čia, tarp kitko, gimsta ir dažnai visiškai priešingos nuomonės, ir taip vadinamas nuomonių pluralizmas, ginčiojantis dėl vieno ar kito reiškinio arba fakto. Poliariškos priešingybės sudaro ne tik sisteminę vienybę, bet jos dar ir nuolat kovoja viena su kita. Šioje kovoje viena ar kita priešingybė nuolat dominuoja arba pralaimi, nuolat įtakoja vieną kitą, nuolat prasiskverbia vieną į kitą ir vėl atsiskiria naujų pavydalų. Kova turi tokį absoliutų pobūdį, tuo tarpu priešingybių vienybė tai toks reliatyvus reiškinys. Visuomenės ir žmogaus gyvenimas kupinas įvairiausių priešingybių, įvairiausių prieštaravimų. Deja, ne kiekvienas prieštaravimas yra dialektinis. Pavyzdžiui, juokaujant galima pasakyti, kad prieštaravimas tarp žmonos ir vyro šeimoje tai dialektinis prieštaravimas, bet prieštaravimas tarp žmonios ir vyro meilužis toks nėra, nes jis yra už šeimos kaip sistemos ribų. Dialektinis prieštaravimas kaip priešingybės negali egzistuoti viena be kitos. Kiekviena jų egzistuoja tol, kol egzistuoja kita. Kitais atvejais reikia kalbėti ne apie dialektinius prieštaravimus, apie formalios logikos prieštaravimus. Priešingybių vienybė ir kova, sudvejintas toks poliariškumas būdingas visai materijai, visuose jos lygmenyse. Atomas susideda iš teigiamai pakrauto branduolio į neigiamai pakrauto elektronų. Žemės planeta turi šiaurės bei
pietų polius, kurie periodiškai maždaug kartą per 450 000 metų keičiasi vietomis. Visuomenėje vyksta nuolatinė įvairių socialinių grupių, politinių partijų, lyderių kova. Žmogoje siela nuolat kovoja su kūnu ir panašiai. Sistema egzistuoja tol, kol egzistuoja jos esmę sudarančios priešingybės. Jų kovoje nugalėjus vienai ar kitai priešingybei, sistema iš esmės keičiasi, ji transformuojasi į kitokią sistemą, kurioje vėlgi atsiranda kitos priešingybės ir taip toliau. Kiekviena sistema turi tam tikrą priešingybių hierarchiją, kurioje galima atskirti vidaus ir išorės, esminius ir neesminius, o visuomenėje antagonistinius bei neantagonistinius prieštaravimus. Antagonistiniai prieštaravimai reikalauja vienos iš priešingybių sunaikinimo arba abiejų susinaikinimo ir perėjimo į kitą sistemą. Neantagonistinės prieštaravimus tada gali tam tikrų momentų pavirsti į antagonistinius. Įvairiuose sistemose visada egzistuoja pagrindinis priešingybių prieštaravimas. Kaip žinia, pagrindinis giluminis kapitalizmo prieštaravimas tai prieštaravimas tarp visuomeninio gamybos pobūdžio ir privačiai nuosavybinio pagaminto produkto pasisavinimo. Kadangi mūsuose savarankiškos tokios finansinės sistemos ir nacionalinės ekonomikos beveik nebeliko, o jos likučiai integruoti į pasaulinio kapitalizmo gamybą, tai dabartinėje globalizuotoje lietuviško tokio nomenklatūrinio biurokratinio kapitalizmo sistemoje, kaip aš ją vadinu, šį prieštaravimą mano galva reikia kiek pakoreguoti. Ir man atrodo, kad pagrindinis lietuviško kapitalizmo prieštaravimas šiandien tai prieštaravimas tarp dar išlikusio visuomeninio nacionalinio daugumos ekonominio ir socialinio gamybos ir gyvenimo būdo ir globalizuotos tokios oligarchinės nomenklatūrinės mažumos viešpatavimo bei atitinkamo darbo produkto pasisavinimo. Ir šis pagrindinis prieštaravimas pasireiškia keliais pavydalais. Vienas jų yra tradicinis kapitalizmo sistemai, kiti kiek naujesni, pagimdyti jau mūsų laikmečio realijų. Tradicinis tai prieštaravimas tarp darbo ir kapitalo. Kapitalas stambaus verslo pavydalų siekia kuo daugiau liberalizuoti darbo santykius, apriboti samdomų darbuotojų, pirmiausia, profsąjungų teisės, o darbas samdomų darbuotojų pavydalų. Ir nesvarbu, kur jie dirba, privačiuose ar valstybinėse įstaigose, kaip pavyzdžiui, ten mokytojai, policininkai ir medikai, nes kapitalizmo sąlygomis valstybė tai tik kolektyvinis kapitalistas. Tai va, samdomi darbuotojai atvirkščiai nori išplėsti savo teisės, užtikrinti valstybinės ar privačias kažkokias socialinės garantijas, padaraus atlyginimo už darbą ir taip toliau. Naujesnės pagrindinio prieštaravimo apsireiškimo formos yra bent dvi. Pirma, tai prieštaravimas tarp elito ir liaudės. Elitas mūsuose visiškai atitrūkęs nuo plačios liaudės gyvybiškų socialinių interesų. Jis visiškai pavaldus išorės galios centrams, vykdo jų geopolitinės užduotis, dažnai savo šalies piliečių sąskaitą, žaidžia savo politinius žaidimus, skiria daugiau lėšų gynybai, o ne socialiniai rūpybai, didina mokesčius, užsiminėja vienu žodžiu vidaus intrigomis. Tuo tarpu liaudis gyvena savo gyvenimą, ieško būdų, kaip išgyventi, kaip susimokėti už komunalinės paslaugas, išlaikyti šeimą, pasirūpinti pensininkais ir vaikais, kaip išlikti savo šalies šeimininkais, savo pačių valstybėje. Nu ir antras, tai prieštaravimas tarp valdžios ir tautos. Valdžia savo interesus ir savo perspektyvą sieja su tolimesnė euroatlantinė integracija, su NATO ir Europos Sąjunga,
su globaliniu kapitalu, ji vis daugiau darosi kosmopolitiška, į denacionalizuotą, vis daugiau persiorientuoja į taip vadinamų naujų vertybių sistemos palaikymą, įdiegimą Lietuvoje, ruošiasi karui ir net siekia savotiškos lyderystės visuose šiuose procesuose. Tuo tarpu tauta bando išlaikyti savo nacionalinį tapatumą, puoselėja tautinę kultūrą, savo nacionalinius ir civilizacinės tradicijas, šeimą, kalbą, taikų sambūvį, normalų bendravimą su kaimynais. Lietuvos raidą taip pat įtakoja ir kiti tarp civilizaciniai rytų ir vakarų, tarp etniniai, tarp konfesiniai, geopolitiniai ir kitokie prieštaravimai. Taip pat modernistinių ir konservatyvių tokių veiksnių priešprieša. Jeigu Lietuvos valdžia sugebėtų kaip nors subalansuoti visus šios prieštaravimus, sistema išliks nepakitusi. O jeigu viršų paims vienos ar kitos tendencijos, sistema iš esmės pasikeis. Iki šioliai Lietuvos visuomeninėme gyvenime dominavo vienokios tendencijos, dabar jau matosi ir kitokių pokyčių užuomazgos. Antras dialektikos dėsnis – tai kiekybinių pokyčių perėjimo į kokybinius pokyčius dėsnis. Šis dėsnis atskleidžia tikrovės pakitimų mechanizmą. Kiekybiniai pakitimai, kurie vyksta kiekvienoje sistemoje ir įvairiais pavydalais, nekeičia pačios sistemos apibrėžimo bei tapatybės, kol jie nepasiekia tam tikros ribos. Kiekybiniai pokyčiai vienos ir tos pačios sistemos rėmuose negali tęstis amžinai. Visada egzistuoja riba. Kaip sakoma liaudyje, visada reikia žinoti saiką. Tarp kitko, Hėgelis naudoja tokią kategoriją. Daiktas lieka savimi tol, kol jame yra nusistovėjusių kiekybinių požymių pusiausvyra arba saikas. Kai jis pažeidžiamas, bei kai peržengiama kiekybinių pokyčių riba, įvyksta toks sisteminės kokybės paneigimas. Pagal Hėgelio terminologiją jos įveika. Jie atsiranda nauja kokybinė visuma su naujais prieštaravimais. Tokiu būdu vyksta senos kokybės paneigimas, naujos atsiradimas, paprastesnių materijos formų vertimas sudėtingesnėmis, perėjimas į žemesnės jos išvystymo lygį aukštesnį ir atvirkščiai ir panašus dalykai. Klasikinis pavyzdys, iliustruojantis šio dialektikos dėsnio veikimą, tai vandens transformacijos, priklausomai nuo kiekybinių jos temperatūros parametrų. Kai vanduo įkaista iki 100 laipsnių pagal Celsijaus skalę, jo kokybinis tapatumas pasikeičia, vanduo pavirsta garais. Kai jis atšaldomas iki 0 laipsnių Celsijaus, vanduo tampa ledu. Kiekvienas vandens temperatūros pakitimas 1 laipsniu sulėtina arba atvirkščiai paspartina vandens struktūrą sudarančių atomų judėjimą. Bet pats vanduo išlaiko savo skystą, tokią sisteminę būklę, tik iki tam tikros atomų pagreitėjimo ar sulėtėjimo ribos. Tai yra 100 arba 0 Celsijaus laipsnių. Taip pat iš chemijos mokslų yra žinoma, kad nuo atomo kiekio priklauso cheminių elementų kokybiniai parametrai. Iš biologijos mokslų žinoma, kad nuo chromosomo kiekio priklauso gyvo organizmo kokybinės charakteristikas ir taip toliau. Trečioje mūsų kurso paskaitoje dialektika ir mokslas aš taip pat pateikiau pavyzdį, kaip vyksta kiekybiniai, kokybiniai pokyčiai jauno žmogaus gyvenime laikui bėgant. Deja, šis dėsnis turi ir praktinę politinę reikšmę. Sociologai paskaičiavo, kad taikus protestas gali būti sėkmingas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3,5% šalies ar teritorijos gyventojų. Šiai dienai Lietuvoje yra kiek virš 2,5 milijonų gyventojų, taigi
3,5% nuo 2,5 milijonų, tai maždaug 87 500 žmonių. Tai jeigu toks kiekis žmonių susirinktų į kokį taikų protestą mitingą prie Seimo, tai kokybiniai pokyčiai valdžioje taptų neišvengiami. Kokybiniai pokyčiai gali vykti dviem būdais – staigiai, revoliucingai ir lėtai, evoliucingai. Jie buvo irgi dialektiškai susieti tarpusavį. Ir vienas kitą įtakoja. Bet ir vienas ir kitas būdas galų gale atveda sistemą į tokią situaciją, kuri filosofijoje apibūdinama kaip šuolis. Tai vienas sisteminės kokybės perėjimo į kitą sisteminę kokybę momentas. Jis nebūtinai, tas šuolis turi būti labai greitas. Kartais tai būna gana užsitęsęs šuolis, arba kartu ir greitas, ir užsitęsęs. Pagal savo formą greitas, pagal turinį ilgametis. Gali būti ir atvirkščiai. Bet to šuolio forma ir turinys irgi sąveikauja taip tarpusavį. Gali vykti jų tarpusavio inversija. Pavyzdžiui, 1990 m. kovo 11 d. Lietuva padarė pagal savo socialinį istorinį turinį šuolį iš socializmo sistemos į kapitalizmo sistemą, kuris pagal formą įgavo nepriklausomybės atkūrimo pavidalą. Jis tęsiasi iki šiolei, dar neįgavo galutinės ir užbaigtos formos. Ir atvirkščiai, pirminė nepriklausomybinė Lietuvos revoliucinio šuolio forma laikui bėgant tampa savo turiningą bei užsitęsusią priešingybę, visišką priklausomybę nuo vakarų kapitalistinių, finansinių, karinių ir politinių struktūrų. Taigi šioje vietoje vėlgi pasireiškia Hėgelio ir Markso toks trediškumas. Pas Marksą Kapitale pateikta formulė pinigai, prekė, pinigai su pliusu, tai pas mus su nepriklausomybė gaunasi tai priklausomybė, nepriklausomybė ir priklausomybė su pliusu. Galų gale pagal panašią schemą keisis ir turinys, bet kuriuo atveju šuoliškumas tai tokia bendra dialektinio kiekybinio pakeitimo perėjimo į kokybinius pakeitimus dėsnio apraiška. Ir trečias dėsnis – neigimo dėsnis. Šis dėsnis dar vadinamas dvigubo neigimo dėsniu. Jis atspindi kokybinius pakitimus, kurie vyksta kaip senosios kokybės paneigimas ir naujos atsiradimas. Šis dėsnis leidžia daryti išvadą apie pažangų vystymosi pobūdį. Jo esmė – senumo neigimas naujumu, kuris po kurio laiko pats pasensta į paneigimas kitomis naujovėmis. Bet tas antrinis naujumas pagal savo formą yra panašus į prieš tai egzistavusį senumą. Neigimo dėsnis adekvačiai atkartoja vystymosi tokį trediškumą. Neigimas pagal Hėgelį tai ne šiaip senos kokybės sunaikinimas, o jos įveika. Tai yra sunaikinimas išsaugojant dalį buvusio turinį. Įveikio turinį kaip tik ir sudaro sunaikinimas bei dalies neiginio išlikimas. Tokiu būdu atsiranda nauja tokia aukštesnio lygmens kokybė, kurioje ne tik išsaugojami kai kurie paneigtos realybės bruožai, bet iš esmės pasikartoja prieš pirmą neigimą buvusią realybę. Pasėjus grūdą iš pradžių gaunasi jo neigimas. Augalas, o paskui neigimas, daug grūdų. Pabaiga panaši į pradžią, grūdas. Įvyksta savotiškas pasikartojimas, sugrįžimas į pirminę būklę. Bet tai naujas išplėstinis, daug grūdų neigimo ciklas. Derlius visada turi būti turtingesnis nei pradinė sėja. Neigimas vyksta pastoviai, vienas po kito. Ir todėl vystymasis vyksta ne ratų, o spiralės pavidalu. Gamtoje ruduo panašesnis ne į vasarą, o į pavasarį, nors ir vasaros likučiai išlieka. Vakaras yra panašesnis į rytą,
o ne į dieną, nors į dienos šviesa dar išsilaiko ir panašiai. Biologai, tarp kitko, teigia, kad genetiškų savybių paveldėjimas vyksta per kartą, ne nuo tėvų vaikams, o nuo senelių anūkams, nors vaikai daug ką paveldi ir iš tėvų. Senatvė daugiau panašesnė į vaikystę, nei į brandaus amžiaus laikotarpį, nors visi brandaus amžiaus žmogaus pasiekimai ar negandos atsiliepia ir senatvėje. Marksistinėje sociologijoje komunistinė formacija dalinai atkartoja neantagonistinės pirmykštės bendruomeninės formacijos bruožus, nors pats socializmas, kaip pirmoji komunizmo fazė pagal Marksą, turi į nemažą įgimtų kapitalizmo žymių. Panašiai keičiasi istoriniai tipai kultūroje, paradigmos moksle, skoniai vartojime, mados aprangoje ar muzikoje ir taip toliau. Panašumai kartojasi ne paeiliui, o per priešingos būklės tarpe, nors žmonėms dažnai atrodo atvirkščiai. Bet tai turi psichologinį tokį paaiškinimą. Tiesiog praeities ir užpraeities įvykius skiria didesnis laiko atstumas. Į tai, kas buvo užvakar, daugiau užsimiršta nei tai, kas buvo vakar. Dėl šios priežasties, tarp kitko, į dabartinę geopolitinę situaciją publicistikoje dažniausiai lyginama su prieš antrą pasaulinį karą buvusią padėtimi. Nors gilesni tyrinėtojai suvokia, kad dabartinė pasaulinė situacija yra panašesnė į tarptautinę būklę, kuri buvo būtent prieš pirmą pasaulinį karą, o ne prieš antrą. Nors joje, žinoma, matomi tarpukario situacijos bruožai. Lietuvoje dabartinio socialinio, ekonominio į politinio gyvenimo standartai atkartoja ne tarybinį laikotarpį, o prieš tai buvusi smetoninį, nors visuomenėje bei politinėje sąmonėje apstu taip vadinamų sovietizmo apraiškų atseit. Šioje vietoje svarbu pabrėžti, kad neigimo dėsnis neišvengiamai veda ir į naują neigimą, kuris jau bus savotiškų tarybinių socializmo atkartojimų. Žinoma, tai bus neigimas naujoje kokybiškoje pakopoje, kurioje neišvengiamai išliks kai kurie dabartinės Lietuvos ypatumai. Pabaigai signaliniai šios paskaitos punktai. Pirma, yra 3 klasikiniai dialektikos dėsniai: priešingybių vienybės ir kovos dėsnis, kiekybinės kokybės ir kokybinės kiekybės dėsnis, bei neigimo dėsnis. Antra, kiekvieno objekto esmę sudaro sudvejintos priešingybių poliariškumas, kuris vystosi per kiekybinius pokyčius į naują kokybę, iš dalies atkartojančią užpraeities stovį, o ne praeities. Ir trečia, kiekvienoje sistemoje egzistuoja priešingybių hierarchija, pagrindinis prieštaravimas, kurio vienokia ar kitokia savireguliacija ar reguliavimas iš išorės sudaro sistemos būklės į jos pokyčių tendenciją. Tai tiek šiam kartui.